Na kągi, mes grįžtame į susipažinimą su mūsų šio vakaro nominantėmis. Edita Nurmi. Plojimai, kviečiame Editą čia pas mus į sceną. Edita Nurmi kasdien vadovauja metalurgijos įmoniai. Tačiau klaipėdiečiams ji geriau žinoma kaip praeities puoselėtoja, vilkinti senovinius kuršių drabužius ir gaminanti senovinius patiekalus. Drevernoje Edita įkūrė visą edukacinį kompleksą ir nuolat pristato kulinarinį paveldą tarptautiniuose renginiuose. Edita neapsiriboja vien gyvais renginiais. Jos edukaciniai vaizdo įrašai, laidos televizijoje, paskaitos pasiekia tūkstančių žmonių. Edita tai žmogus, kuris ne tik kalba apie paveldą, bet ir kasdien jį puoselėja, dalijasi juo ir įkvepia kitus. Editai, mūsų dovanos. Edita, noriu jūsų paklausti, tam tikrą prasme jūs domitės praeitimi, kalbant apskritai. Ko jūsų nuomonė mes, šiuolaikiniai, dabartiniai žmonės, galėtume pasimokyti iš savo protėvių? Žinote, istorija tai nėra istorijos vadovėlio puslapiai. Tai yra mūsų identitetas, tai yra mūsų šaknis, kurios mus tvirtai laiko šioje žemėje. Ir mes galime daug pasakoti, kokie nuostabus, galingi, karingi buvo mūsų protėviai, bet kol žmogus nepalaikys papuošalų, kuriems yra 2000 metų, kol jisai neparagaus patiekalo, kuris pagamintas prieš 1000 metų radinį, tol jisai nesupras, kokį didį paveldą mes turime, kokį galingą pasiekimą mes galime pasiekti, turint šią istoriją. Ir manau, kad vis dėlto reikėtų padėkoti už tą didžią istoriją, už tas galingas šaknis. Ir manau, dabar reikėtų mums puoselėti savo šalį taip, kad mūsų protėviai mumis didžiuotųsi. Tad mūsų istorija ir yra. Tai yra mūsų kažkada tai buvusi diena prieš ir tiltas į dieną į rytojų. Tad tokia ta mūsų istorija. Ačiū. Ačiū plojimai Editai. Dėkojame.